Nuostabus saulėtas oras, viena geriausių upėtakių žvejų Lenkijoje ir daugiau nei 60 dalyvių starte. Tai reiškia, kad šiandien kviečiu jūs į kitą Libra Lure Cup laidą. Taigi, pradėkime. Pamenu, dabar naudojami tik gamykliniai kabliukai be spyglių. Nenudilbinti, neapsiūti, tik gamykliniai kabliukai be spyglių. Vienota. Turime nustatyti dabar. Zabodai paprastai grindžiamas Troat Area Battle principu, kuris susideda iš 9 ėjimų po 20 minučių. Po 10 minučių keičiamos vietos, grindys plaunamos kiekio režimu, o ne svoriu, o ne dydžiu. Šios emocijos ypač jaučiamos išgirdus, kad jūsų tiesioginis konkurentas Jura Grakovro tik tokį turi ir susimastai, kodėl mano žuvys krenta arba kodėl mano žuvys. Jie apeina masalą. Pergalė. Ne, 4-3 pasiklydo. Jie užtvindo kanalu. Ką jie bijo? Na, tada sveiki tik su drabužiais. Šiaip ar taip. Pagavau 6 žuvis, viena žuvimi lenkiau savo partnerį, arba, kaip aš sakau, šiek tiek nusibodo, bet man pavyko. Pirmas raundas baigėsi lygiosiomis, bet svarbiausia, ne 0. Labai silpnai 2 pozicijos. Lygiosios 2-2, tiesioginė prasme 2-2. Vienota, bet. Nuo pat pradžių visą laiką siekiau rezultato. Kokie tavo sūnus? 6-5. N.
Neįmanoma paneigti, kad malonu matyti draugus iš visos Lenkijos. Puiku, nes žvejybos vieta čia tikrai paruošta aukščiausių lygių. Sniegas po. Oi, ten buvo vartai. Atsiprašau. Rybaba. Ir aš išėjau. Taip, jos tėra žuvys. Ir iš tikrųjų šiandien buvo sunku prie manęs pritapti, nes jie vis dar buvo matomi paviršiuje. Kiekvienas tai supranta savaip ir sunku rasti tą raktą. Na, toks mažas, toks drąsus. Na, puiku. Prašau, aš atleidžiu. Ji ten jį supildavo. Puiku, kaž. Ačiū, du niekučiai. Ačiū. Antonė Babi užima 3. vietą. Antroji vieta Vietkongo džentelmenams. Vasaros Libra Lures Cup varžybas laimi Micha Olenis. Micha surinko reikiamus taškus. Laimi rungtynės. Bukaras ir Berlinas karo. Duok man Maiklą, aš tau sumokėsiu. Dava Lurevka Micha Olenis. Kas tai? Ar jūs traukia šį discipliną? Tai prasidėjo maždaug prieš 8-9 metus, kai iš pradžių pradėjau dirbti Čekijoje. Apskritai galite sugauti daug žuvų. Galite tai išspręsti. Ne šiaip savo pasiseka, kad kažkas nubėga į vietą, kurią žino tik jis vienas pavyzdžiui, bet mes iš esmės žvejojame su kaimynu. Mes taip pat turime šansą, nedidelę kažkokios apgaulės ir savo pačių spragų bei tiesiog sėkmės tikimybę. Kiek žuvų šiandien? 42. Taškai suskaičiuoti, prizai išdalinti ir Libra Lures taurę galime laikyti užbaigtą. Kita proga susitikti tokioje malonioje kompanijoje ir pasivaržyti Roat Are jau šį rudenį. Iki pasimatymo. Šių metų Libra Lures taurė pagaliau yra proga pamatyti ir paliesti naujus masalus, apie kuriuos jau kalbėjome pernai, bet tada tik kalbėjome, kad jie bus. O dabar jie pagaliau yra, papasakok šiek tiek apie šiuos masalus. Išleidome naują masalų seriją, Vaserija. Šiuo metu yra 4 modeliai, 12 spalvų. Čia matome. Mišinys panašus į ankstesnį, jis yra labai plūdrus. Į šį mišinį taip pat pridėjome druskos ir krilio aromato. Turime daugiau kvapų variantų, bet yra tik krilio aromatas. Vienas mišinys yra patikrintas, todėl čia nieko daugiau nekeitėme. Turime 4 modelius, 12 spalvų. Kadangi tai yra nauji masalai panašus į kirminus, tai nėra įprasti kopyta ar twisteriai, todėl kai kuriems gali kilti problemų su apginklavimu. Kataloge, kurį papildėme basų seriją, viskas aprašyta, kokie ilgiai, spalvos, modeliai ir svarbiausia – apginklavimas. Be apginklavimo pavyzdžių paveikslėliuose, kurie yra tik iliustraciniai, žinoma, šios masalus galima apginkluoti milijonų kitų būdų.
Viskas priklauso nuo žvejo, ką jis turi galvoje ir kaip nori išprovokuoti tas žuvis. Taip pat surašėme kabliukų dydžius, svarelius, svorius. Viskas čia tarsi parašyta, kuriuose vietose tai naudoti, žinoma, labai trumpai. Taip pat manau, kad čia yra tarsi mini špargalkė, iš kurios pradedantieji, kurie tik pradėjo žvejoti su masalais ir dar neturi tam pasitikėjimo, bet norėtų pradėti su rezultatais ir sėkme, gali pasisemti naudos. Manau, kad jie tikrai turėtų su tuo susipažinti. Su mūsų katalogu, kuris yra prieinamas mūsų svetainėje www.libralures.com skiltyje katalogas.